Labas vakaras, mėly Šiaulių televizijos žiūrovai. Eteryje laida Gydome Šiaulių ligoninėje. Įpratę savaip maitintis namuose, patekę į ligoninę pacientai ne visada supranta, kad ligoninėje tikėtis tokio pat maisto negalima. Ligoninėje gydomiems pacientams taikomas kompleksinis gydymas, kurio būtinoji dalis yra ir dietinis gydymas. Naujausi moksliniai tyrimai rodo, kad 30–60% į stacionarus dėl ūminių ir paūmėjusių lėtinių ligų atvykstančių pacientų yra nepakankamos mitybos, tai yra nusibadavę. Mokslo tyrimai taip pat įrodė, kad mitybos sutrikimai lemia reikšmingai blogesnius gyvenimo kokybės, sveikatos ir ekonomikos rodiklius, didina sergamumą ir mirtingumą, ilgina stacionarinio gydymo trukmę, didina hospitalinės infekcijos riziką ir blogina baigtis. Taigi kviečiu žiūrėti interviu su ligoninės gydytoja dietologe Kristina Kurganoviene, kaip atpažinti mitybos nepakankamumą ir kokie pagrindiniai veiksniai lemia jo atsiradimą, bei pristatysime gydytojos Reginos Golubauskienės išleistas knygas Širdies ligų dietologija ir dializuojamų pacientų gydymo rekomendacijas. Daktare, šiais metais išleidote 2 knygutes, jau iš viso tai yra 7. Kas paskatino išleisti šias būtent naujas širdies ligų dietoterapija ir dializuojamų pacientų dietinio gydymo rekomendacijas? Kaip gimė knyga Širdies ligų dietoterapija? Pirmiausia, gimė lankstinukai sergantiems širdies kraujagyslių ligomis, kaip maitintis. Po to gimė lankstinukas nutukimas, tai yra liga, kuri turi būti gydoma. Taip kaupėsi medžiaga, kaupėsi ir konsultuoti ligoniai, kur pastebėta, kad jau jauname amžiuje, ypač vyrams, ištinka infarktai, insultai. Iki 30 metų jau kitąsyk reikia ir įsikišti chirurginiu būdu ir šuntuoti kraujagyslės. Nuo 30 iki 50 metų ypač budrus turi būti vyrai. Moterys susilygina su vyrai savo sergamumu nuo 50 iki 60 metų po menopauzės. Taigi, taip ir gimė man ši knyga. Sakykit, daktarė, o kokie yra skaičiai sergančių būtent šią ligą? Iš tikrųjų, statistika yra bauginanti ir mes galime sakyti, pirmaujame Europos Sąjungoje. Sergančių pirminė arterinė hipertenzija arba taip vadinama hipertoninė liga yra apie 500 000 žmonių Lietuvoje. Koronarinė širdies liga arba kaip medikai vadina išeminė širdies liga sergančių yra apie 160 000, apie 7 000 patiria miokardo infarktą. Kasdien netektis būna nuo koronarinės širdies ligos apie 50–60 žmonių. Daktarė, o ką daryti, kaip tą problemą spręsti? Ta problema spręsti tai turėtų būti įvairių problemų sprendimo visuma. Aišku, ir mityba, ir žalingų įpročių nebuvimas, ir lėtinio ūminio streso nebuvimas, ir adekvatus fizinis aktyvumas. Jeigu kalbant apie mitybą, tai mityba turi būti sveikatinanti nuo pat užgimimo. Jau yra procentas naujagimių, kurie atsineša įgimtą cholesterolio geną. Tokiems būsimiems pacientams dieta su sumažintų riebalų kiekiu visam gyvenimui. Dabar, jeigu kalbėti apie žalingus įpročius, tai labai žalingas įprotis, kuris kenkia širdžiai, tai yra alkoholis. Jo ypač alus, jame esantis iš jo gaminasi trigliceroliai, piktieji riebalai, kurie sėda ant kraujagyslių sienelę, tai padidinama rizika susirgti koronarinė širdies liga. O rūkymas maždaug sukelia iki 40% širdies kraujagyslių ligų. Taip, kad šito neturėtų būti mūsųse, jeigu norėtumėm būti sveiki. Dabar, jeigu vis kalbame apie ūmų ir lėtinį stresą, ypač dabar pabrėžimas lėtinis stresas. Ką tai reiškia stresas? Tai reiškia mūsų kraujagyslių spazmai. Disbalansas riebalų apykaitoje, taip gaminasi piktasis cholesterolis, kur pastebėta, kad pas daugumą tyriant tiesiog nespecialiai jau randamas mažo tankio piktasis cholesterolis, o žmonės dar jaučiasi palyginus gerai. Tai vat stresas. Toliau fizinis aktyvumas turi būti adekvatus. Žinoma, kardiologiniam pacientui pagal jo ligą sustatytas specialius pratimo kompleksai kinezioterapeuto. Taip mes nugalėsime ir blogą nuotaiką ir įgysime gerų pojūčių
ir geros nuotaikos, būdami fiziškai aktyvūs, reikėtų būti apie pusvalandį, gali būti ir namuose pratimai atliekami, tik tai aišku, kad jie būtų tiksliniai. Mes lietuviai omnivarai vadinamės, viską valganti tauta ir mes maitinamės tik iš tikrųjų neteisingai, per daug naudojame riebalų. Mūsų raciono riebalingumas siekia virš 40%, kai reikėtų mažiau 30%, tarpukario Lietuvoje 17–23% tik būdavo sunaudojama riebalų. Toliau mes per daug naudojame druskos. Sūriai valgome rūkytus maisto produktus. Užtektų druskos tiesiog su duona, kurią gauname per dieną ir sūrio gabalėlio, tai sudarytų 3,5%. Per daug naudojame saldumynų. Turėtų nuo šeimininkės stalo dingti cukrainė ir įvairūs saldumynai įvairių, gana dažnai įvairių progų metu perkami tortai ir kiti pyragaičiai. Taip pat mes vartojame per mažai skaidulinių medžiagų, tai yra vaisių ir daržovių. Nesakykime, kad mes lietuviai turime per mažai daržovių, mes užsiauginame visko, tik reikia jas valgyti. Ir taip pat vaisių artėja vasara, pasinaudokime uogomis lietuviškomis, daržovėmis užaugintomis savame sode, darže. Ir taip gausime skaidulinių medžiagų, o vaisių ir daržovių reikėtų, daržovių be bulvių reikėtų 400 gramų, vaisių apie 280 gramų. Na čia kiekvienam individualiai kaip kas gali suvalgyti. Daktare, gal galėtumėt patikslinti, kalbant apie daržovės, ką reiškia valgyti daugiau? Kokia yra dienos norma žmogui? Daržovių norma pagal galimybę kiekvienam asmeniškai iki 400 mg per dieną, o vaisių ir uogų iki 200 gramų per dieną. Tokios yra normos. Gali žmogus kitas ir suvalgyti mažiau, jis ir mažiau aplamai valgo, kitas valgo daugiau, tai jis ir daugiau suvalgo. Bet problema yra, kad jos nevalgomas yra, ar ne? Problema tokia, kad mes lietuviai ir užsiauginame ir turime tikrai savo krašto vaisių ir daržovių ir mes užmirštame juos valgyti. Taip, be abejo. Daktare, prieš tai kalbėjote apie cholesterolį. Gal galėtumėt žiūrovams priminti, kokios yra jo normos? Dabar dėl cholesterolio tai yra dvi grupės žmonių. Tie, kurie tarsi sveiki, jiem normos yra didesnės. Ir tie, kurie sergantys, normos jau yra ženkliai mažesnės. Jeigu jums įvykęs infarktas, įvykęs insultas, ar yra kitas kraujagyslinės patologijos, reikėtų, kad cholesterolio norma būtų bendro cholesterolio mažiau 6 mmol litre. Gerojo cholesterolio būtų kuo daugiau, virš vieneto ir dar daugiau. Piktojo cholesterolio, mažo tankio cholesterolio turėtų būti 2,6 ir siekti 1,8, o trigliceroliai, kurie taip pat yra piktieji riebalai, sėda ant kraujagyslių sienelių, turėtų būti 1,7 ir mažiau. Tačiau dar norėčiau pabrėžti, kad vien su dieta, kada jau šitai pacientų grupiai mes nepasieksime tokių rodiklių, jiems griežtesni reikalavimai, todėl jau turi įsikišti gydytojai kardiologai ir skirti specialius vaistus, statinus, fibratus arba fenofibratus, arba tuos ir tuos derinant kartu. Tuomet dar reikia ir pasakyti, kad neužmiršti dietos, ne viską vaistai gali, turi būti ir dietinis gydymas, ir medikamentinis gydymas šitai grupiai ligonių kartu. Sakykite, daktare, cholesterolio kokios didžiausios normos, kokiuose maisto produktuose yra, kuriuos galima vartoti dėl mažo cholesterolio kiekio? Daugiausia cholesterolio turi kiaulės smegenys. Ir dėja matosi, turguose jos pardavinėja, perka žmonės, kepinasi ir valgo. Toliau daug cholesterolio turi visi riebus ir tiek pieno produktai riebus, tiek mėsos produktai riebus, subproduktai turi daug cholesterolio. Na, reikia tai atkreipti dėmesį. Kiaušinio trinys, sviestas turi daug cholesterolio, 100 gramų iki 240 mg cholesterolio. Tai labai mažai jau, tai labai daug ir reikėtų saikingai jį naudoti. Sakykite, o iš tikrųjų piktieji ir gerieji riebalai yra vienodai kaloringi? Iš tikrųjų, ar mes imtume aliejų 1 gramą, ar mes imtumėm sviestą
arba kiaulės taukų, kai kas maitinasi jais taip pat, 1 gramą turėtų 9 kilokalorijas, jie vienodai kaloringi. Todėl tie, kurie turi antsvorį, padidintą kūno masę, jau ir mišrainės nedėti 3-4 šaukštų aliejaus, o taip pat tam skirta norma. Sakykite, ar nutukęs žmogus gali turėti mažiau cholesterolio? Tenka konsultuoti ir matyti nutukusius žmonės su normaliu cholesterolio kiekiu. Ir jie tarsi didžiuojasi, kad aš jau guli ligoninėje serga, bet pas mane cholesterolis geras. Na, tuo tai tikrai nereikėtų didžiuotis, nes nutukę žmonės laikui bėgant, laikai keletos metų prisigyvena antro tipo cukrinį diabetą ir tada, kaip taisyklė, sutrinka medžiagų apykaita ir cholesterolis jau būna padidėjęs. Daktarė, gal mūsų žiūrovai norėtų sužinoti ir apie tokį gėrimą kavą. O kava. Jau 10 metų turbūt mums pasakojama ir kalbama, kad plikyta kava tiesiogiai verdančių vandenių į stiklinę ar puodelį didina cholesterolio kiekį. Iš tikrųjų, taip yra ir tą pakartoja šiais metais vedantysis kardiologas per didžiulę konferenciją, kad neplikykite tiesiogiai kavos, įdidins jums cholesterolį. Įsigykite aparatus ir kolektyvuose, kas geria, taip pat galima puikiai atlikti ir gerkite ekspreso kavą filtruotą per filtrą. Tuomet bus nekenksminga to požiūriu. Daktarė, gal galėtumėte kalbėti apie pirmos knygos, tai širdies ligų dioterapijos sudėtinę dalį, tai valgiaraštį? Tai galbūt trumpai čia rasti įvairių maisto produktų ir patiekalų 8 dienų valgiaraštis surašytas, sudarytas. Jame bus jautienos, įvairios žvėrienos bus ir įvairių žuvies produktų, jūros žuvies gėrybių ir įvairių netgi bus ir riešutų, ir avokadų, ir įvairiausių produktų. Bet norėčiau pabrėžti tai, kad šitas valgiaraštis yra mažo kaloringumą, todėl galės naudotis juo ir nutukę žmonės su antsvoriu. Ir mano akiratį tenka matyti net ir medikų, kurie naudojasi ir labai sėkmingai sumažinę savo kūno masę. Dabar apie antrąją knygutę, tai dializuojamų pacientų dietinio gydymo rekomendacijos. Kas paskatino? Ir kas paskatino parašyti šią knygutę? Šią knygą tiesiog parašyta prašant ir pageidaujant pacientams ir nefrologams, kurie daugiausia susidarė su šia problema. Tai bendraujant su nefrologijos toksikologijos skyriaus vedėju Algirdu Tamošaičiu ir nefrologu Donatu Tamošaičiais. Taip gimė ši knyga. Sakykite, kokios ligos priveda prie lėtinių inkstų funkcijos nepakankamumo? Susirgimų yra labai daug. Pirmiausia, reikėtų išvardinti inkstų ligas. Tai lėtinis glomerulonefritas, lėtinis pielonefritas. Labai klastinga liga yra inkstų akmenligė, prie kurios visada iki 90% prisideda uždegimas. Taip pat yra įgimtos inkstų lygos policistozė, kuri dažnai išryškėja, jeigu pacientas neechoskopuojamas, išryškėja apie 40 metų jau su lėtinė inkstų liga. Taip pat tie, kurie per 60 metų jau turi būti budresni, tie, kurie labai daug naudoja nespecifinių vaistų nuo uždegimo, taip pat gali tikėti šitos lygos. Ir dar yra 2 lygos, su kuriomis reikia iš tikrųjų skaitytis, tai pirminė arterinė hipertenzija, hipertonija, taip vadinama, nekoreguojama, gali greit privesti, ir cukrinis diabetas, kurio cukrus, gliukozą taip pat žmonės kiti numoja ranką ir nekoreguoja, taip pat gali privesti prie lėtinės inkstų ligos. Sakykite, o šitoje antroje knygelėje kokius valgiaraščius esate paruošę pacientams? Šioje antroje knygelėje yra sudarytas net 12 dienų meniu. Ir čia naujovė, kad įjungta nauji jau rinkoje pasirodė augalinės kilmės produktai, kurie mūsų sveikuoliai žino, perka ir net kai kurias kruopas jau daigina ir valgo. Tai bolivinė balanda kinva, lęšiai iš seniau žinomi, avinžirniai, amaranto sėklos arba burnotis ir burnočio aliejus. Jų šitų produktų augalinės kilmės maistinė sudėtis, amino rūgščių kiekis labai panašus, prilygsta motinos
pienui. Taigi jie labai vertingi yra ir jais galite drąsiai pasinaudoti visi. Vyko labai didelis renginys, inkstų ligos gali susirgti kiekvienas. Tai buvo išdalyta, buvo arenoje tas renginys, buvo išdalinta 450 knygučių šalia kitos literatūros ir šitų knygučių. Taip, kad ten buvo ir paciento grupė, gavo žmonės, kas norėjo. Šiaip konsultuojamiems duodamos knygos nefrologų žinioj ir mano žinioj. Norėčiau patikslinti, kad dietologų darbas apima būtent visus mitybos sutrikimo atvejų gydymus. Tai reiškia, kad dietologas gydo ne tik nutukusius pacientus, bet ir būtent mitybos nepakankamumą, kas ir yra svarbu ligoniniai. Nes ligoninėse jo paplitimas yra labai didelis, nuo 30 iki 80%. Dėl to tai yra labai svarbu. Ir toliau kalbant apie mitybos nepakankamumą, kas tai yra? Tai yra būtent maisto medžiagų trūkumas. Tiek kalbant apie pagrindinės maisto medžiagas, tiek kalbant apie mikro ir makro elementus. Ir tai, kada žmogus patenka į ligoninę, kaip galima išgirsti, kad ir labai džiaugiasi, kad man nukrito svoris, bet nereikėtų tuo skubėti ir džiaugtis, nes tas nukritimas svorio rodo tiesiog tai, kad mums gali padaugėti komplikacijų, būtent dėl to mitybos nepakankamumo. Nes mitybos nepakankamumas, jo išsivystymas ligoniui, sergančiam žmogui, skiriasi nuo sveikam žmogui, jeigu pavadinsim taip, kada sveikam žmogui krinta svoris ir ligoniui. Nes ligonio atveju svoris krinta būtent baltymų sąskaita ir tas baltymų kiekis jisai greitai labai mažėja organizme. Ir būtent tas baltymų sumažėjimas jisai sukelia daug komplikacijų. Ligoniniai, kaip dažnai sako žmonės, maistas yra neskanus jisai, bet jis yra iš tikrųjų sveikas maistas. Jome yra mažai riebalų. Druskos yra irgi labai ribotas kiekis, prieskonių yra ribotas kiekis, tai yra maistas subalansuotas gydymui. Tiesiog tai yra dietinis maistas ir mes namie esam tiesiog įpratę pridėti daug visokių priedų, ko ligoninėje mes paprastai nedarome. Ir dėl to gali sakyti, kad yra neskanus. O dabar pasirinkimas ar namų maistas, ar ligoninės maistas, jeigu žmogui nėra jokių kontraindikacijų, kad nereikia vengti kažkokių tai produktų, jo visas virškinimo traktas nėra pažeistas, tai tokiu atveju jisai gali valgyti iš namų atneštą maistą ir be jokių problemų. Tiesiog žiūrima pagal situaciją. Jeigu yra suprastėjęs apetitas, yra tam tikri preparatai, kurie yra praturtinti vitaminais, mikroelementais ir jų papildomas kiekio įdėjimas į maistą būtent sužadina tą apetitą, užtikrina kaloražą ir pacientui atsiranda apetitas, jisai pradeda valgyti. Yra ir specialių kitokių papildų, tai yra būtent baltyminių. Tai jie yra tinkami būtent tiem pacientams, kuriems yra sumažėjęs baltymo kiekis. Tai vėlgi, jeigu ilgesnį laiko tarpą tas pacientas suvalgydavo mažesnę porciją, negu jam reikia, tai tokiu atveju mes galime skirti ne nutrisoną, o būtent baltyminių produktų. Tai yra būtent to baltymo korekcijai, nes šitiems ligoniukams jų paprastai apetitas būna įprastinis ir jam skatinti apetito nereikia. Vėlgi, būna kitos situacijos tokios, kad pacientui apskritai sumaitinti didelį maisto kiekį yra labai sudėtinga. Tai čia mums gelbėja hiperkaloriniai mišiniai būna. Ir jų būna iš tikrųjų įvairių skonių. Ir tiesiog jų kelių buteliukų, tarkim 4 buteliukų jam užtenka dažniausiai baziniai normai užtikrinti, baziniai maisto medžiagų poreikio normai užtikrinti. Čia šalia kito maisto ar tik tai šitie mišiniai?
Vėlgi, jeigu valgo maisto, tai aš visada sakau pirmiausia valgyti maistą, o tarpe maisto tada papildomai pavartoti. Būtent tų specialiųjų mišinių. Nes jeigu žmogus bent kažkiek suvalgo to maisto ir jis jo nori, mes jo negalim išbraukti iš raciono. Papildai turi ir likti papildais papildymui. Bet jeigu jisai žmogus apskritai, tikrai labai nedidelį tą kiekį maisto suvalgo, jeigu trečdalį kokį, tai jau geriau būna irgi kitą kartą vien specialiuosius papildus skirti, nes, jie iš tikrųjų, galima sakyti, stebuklingai veikia, nes ir praktiškai, kiek išbandėm skyriuose, tiesiog, suvalgo tenai trečdalį ar pusę porcijos maisto, paskiriam mes 2 buteliukus būtent to specialaus gėrimo ir jau tam žmogui apetitas pagerėjo, štai man po 2-3 dienų pradeda valgyti ir man nebereikia vesti zondo, tai kiekvienam žmogui yra nemaloni procedūra, tai bet koks, be abejo, ir infekcijos galimybė, visokie, kas tai yra svetimkūniai visi iš tikrųjų, prastina ir tą gyvenimo kokybę galima ir taip sakyti, nes vis tiek yra nemalonu. Tai visada mes tengiamės pirmiausia užtikrinti, kaip taip įmanoma, be jokių šalutinių intervencijų. Be abejo, kada jau mes jau nebesugebame ir sumaitinti, būna kitą kartą ir springsta labai stipriai, yra tam tikrų indikacijų, kada jau reikia vesti zondą ir taip užtikrinti būtent tų maisto medžiagų poreikį. Anksčiau pacientams, kuriems būdavo įvedami zondai, būdavo maitinami zondinė dieta, tokia vadinama, tai yra tas maistas, kuris duodamas pacientui, sakykime, pagal jo galimybės ar ne, pagal jo susirgymą, tik tai skystam pavidale. Ar yra alternatyvų būtent šitam dabar maistui? Taip, jau kuris laikas mūsų ligoninėje yra vietoj zondinio, būtent to skysto įprasto maisto, mes skiriame specialiuosius enterinius mišinius. Tai iš tikrųjų turi, tas enterinis mišinys, jisai turi daug privalumų. Tiesiog, jeigu palyginimui aš duočiau iš tikrųjų tai, kad, įsivaizduokim, turime 100 gramų mėsos gabalėlį ir dabar mums reikia jį sumaitinti per zondą ligoniui. Tai mes jį pirmiausiai ką darom? Apdorojam termiškai, tai yra išverdame. Toliau kitas žingsnis, mes sumalame tą mėsytę. Jau tai yra mechaninis apdorojimas. Vėlgi, ir trečias žingsnis, mes turime stipriai praskiesti. Tai per visus šituos etapus mes vitaminų ir mikroelementų iš tikrųjų lieka tame pagamintame maistelį labai nedidelis kiekis. Ir jeigu mes kalbame apie stipresnį pacientą, būtent, kad jį sustiprintume, tikrai, ar mes turėsim 100 gramų būtent tos mėsytės, tai mes turėsim kokius 200 ml, 300 ml paruošto to maisto. Ir mes, jeigu kalbame apie enterinį mišinį, kur irgi jo turim 200-300 ml, bet jame bus subalansuotas ir vitaminų, ir mikroelementų, ir pagrindinių maisto medžiagų kiekiai. Ir tiesiog paskyrus, tarkim, jeigu mes sumaitinam įprasto to skysto maisto litrą, tai mes kalorijų gausim labai nedidelį kiekį, 400-500 kalorijų. O jeigu mes sumaitinsim enterinio mišinio litrą, tai mes gausime mažiausiai 1000 kalorijų. Ir jau vitaminai ir mikroelementai iš tikrųjų ir tai skatina greitesnį gijimą paciento. Ir jeigu yra ten pragulos kažkokios, vėlgi, tose mišiniuose yra specialių medžiagų, aišku, kalbant apie skirtingus, būtent jo. Bet jeigu kalbam irgi apie tų enterinių mišinių rūšis, tai vėlgi jų yra labai įvairių. Tai tarkim, ir kaip minėjau, praguloms, diabetikams yra skirtingi tie mišiniai. Ir jie yra tiesiog konkrečiai skiriami skirtingų atvejų. Tarkim, irgi yra specialių mišinių, kurie yra hiperkaloriniai ir jie yra skiriami tada, kada reikia riboti pacientui skysčių kiekį. Maitiname porcijomis, tai reikia, kad tos mišinio temperatūra būtų 25-35 laipsnių Celsijaus. Kaip ją pasiekti?
Šildyti mikrobangų krosnelėse nereikėtų. Geriausia yra tiesiog į šilto vandens dubenį įdėti būtent to enterinio mišinio kokioje taroje ir tiesiog jį pašildyti, pasiekti iki tos temperatūros. Toliau yra svarbus kiekis. Tai yra vieno maitinimo metu, į skrandį vieno maitinimo metu kiekis neturėtų būti daugiau negu 300 ml. Ir tą kiekį reikės sušvirkšti, sumaitinti būtent ne greičiau nei per 5 minutės. Vėlgi, temperatūra ir mišinio kiekis yra svarbus dėl to, kad mes išvengtume viduriavimo. Tai būtent jeigu mes per didelį kiekį, per greitai, per šaltą mišinį sustumsime, sumaitinsime tam ligoniukui, tai gali sukelti viduriavimą. Tai vat yra tai svarbu. Be abejo, yra visada labai svarbu nusiplauti rankas prieš kiekvieną maitinimą. Čia yra tiesiog dėl užterštumo, būtent dėl sterilumo, dėl švaros reikalingi dalykai. Berods. Kaip ir pagrindinės taisyklės paminėjau. Ir be abejo dar praplauti zondą. Prieš ir po kiekvieno maitinimo, tai yra po 20-30 ml tiesiog su fiziologiniu ar virintu vandenėliu. O jeigu namuose zondai neįvesti, bet pacientas pats gali išgerti, tada kaip? Kalbant apie enterinius mišinius, tai be abejo, tai tokiu atveju yra būtent tam tikri specialieji mišiniai, kurie yra skirti gerti per burną. Ir jie yra skanūs iš tikrųjų, tai arba yra net be skonių, tiesiog įvairių. Tai juos galima drąsiai vartoti per burną, jų neperdozuosime iš tikrųjų, bet tiesiog geriausia būtų pasitarti irgi, jeigu yra galimybė su dietologu ar kažkokiu kitų gydančių gydytojų, kuris yra susidūręs su šituo.